Tai tada pradedam daryti. O šiaip įdomu, ar jūs žiūrite per kompiuterį ar per telefoną? Ar matysis visi tie dalykai, kuriuos aš parašiau? Jeigu per telefoną gali sunkiai matytis. Šiaip geriau būtų per kompą, jeigu yra galimybė. Bet jeigu esat prie ežero, tai turbūt, kad ir per telefoną visai gal kažką pasižiūrėsit. Jo, tai tema yra bloko editorius, būtent WordPress'o bloko editorius. Ir kaip buvo užrašyta, realiai ką pasakosiu apie tai, kad kom skiriasi nuo to klasikinio bloko editoriaus ir kodėl yra mano nuomonė geriau naudoti šitą naująjį bloko editorių, kokios jo galimybės. Bet va, prieš visą šitą prezentaciją, prieš visą parodymą, kaip naudotis to bloko editoriumi, aš darysiu tą irgi parodysiu per patį WordPress'ą, per administraciją, kaip ten tą editorių jungti, kaip jo ten kurti turinį ir ten panašiai, visi tie dalykai bus parodyti. Bet prieš visą šitą aš dar noriu parodyti tokią įžangą, padaryti tai šiek tiek teorijos ir šiaip, kad tas padėtų suvokimui tiesiog lengviau būtų suprasti, kodėl būtent WordPress'as pasirinko daryti tokį editorių, o ne likti prie senojo klasikinio, kas irgi šiaip visai veikia, bet jo, kokios gali būti priežastys, kodėl nuspręsta buvo daryti taip. Tai pradžioje trumpai labai apie mane, kas nežinote, esu Gediminas Survila, pagal specialybę dizaineris, dirbu programuotoju, su webu daugiausiai, kartais darau mokymus irgi susijusius su web dizainu arba web programavimu. Ir fun fact, tai kad mėgstu daryti tokius selfius tuščiose auditorijose priešais kompus, dar kol nėra studentų. Tai tiek. O kas čia dabar, tarkim, mane nupiešta, tai yra, kaip kartais žmonės gali įsivaizduoti, kaip tie web puslapiai vienas su kitu yra susiję, netgi tas pati svetainė ant to paties domeno, kaip visa tai, kokios yra nuorodos, kaip jungiasi tie puslapiai ir kas čia per rezginys. Tai galima taip matyti, nes realiai kažkokią nuorodą paspaudus į kažkokį puslapį nuėjus, galime iš to paties puslapio grįžti ir atgal ir į priekį kažkur eiti ir visai kaip norim, šokinėti iš vienos vietos į kitą. Tai realiai kažkokio struktūros ar kelio, kaip į kažkokį puslapį patekti, gali ir nebūti, priklausomai nuo to, kaip yra padarytas dizainas. Realiai, jeigu pažiūrėjus iš istorijos, tai webo, tie visi interneto puslapiai, internetas realiai pats buvo grinai taip ir sukurtas, kad galėtų mokslininkai dalintis tekstiniais duomenimis, HTML puslapiais, ir kurie turėjo realiai ten tekstą ir tiesiog nuorodą į kažkokį kitą HTML puslapį. Tai paspaudus ant tos nuorodos, einama į kitą puslapį ir ten paskaitoma informacija tada ir taip toliau. Tai tiesiog naršymas būdavo nuorodų pagalba. Vėliau šiek tiek prisidėjo tokie dizaino dalykai ir atsiranda tokie dalykai kaip footeris, headeris, ten kažkoks meniu ar ten šoninis ar kažkur viršuje, kuris kažkiek struktūrizuoja visą tą informaciją ir padeda suprasti, kaip čia tame internetiniam puslapį reikia naviguoti. Jo, ir daugmaž nusistovėjo tokios taisyklės, netgi dabar įprasta yra matyti, kad headeryje yra kažkur ten nuorodos į kažkokius pagrindinius puslapius ir iš jų, aišku, patekti kažkokius kitus irgi galima, bet nebūtinai per ten pat. Tai, o kelias, jeigu taip žiūrint tolyn, tai kelias yra būtent apie vietą, kur yra randamas tas puslapis. Tai tarkim, čia aš palyginu du dalykus, ne, viršuje yra ta juosta, kuriame matote mano kompiuterio realiai tą katalogų kelią, tarkim, einant iš users, paskui mano username'as ir tada documents ir tada dar kažkoks folderis ir ten kažkokie failai galbūt guli. Tai visi tie segmentai tokie yra atskirti to slash'u, to pasvirojų brūkšnių. Ir lygiai ta pati realiai struktūra galima matyti ir tame naršyklėje viršuje, kur suvedame adresą. Irgi kaip patekti į kažkokį puslapį, tai realiai užgaunasi per tos slash'us galime matyti tą visą kelią, visą kelią ir struktūrą daugmaž galime apspręsti, bent jau sudaryti vaizdą kažkokį galvoje, kaip tai gali būti išdėliota. Tai kai sakau slash'as, tai aš neturiu omeny to Guns N' Roses gitaristo slash'o, bet turiu omeny tą pasvirą į brūkšnį. Tai kai sakysiu slash'as, tai turėkite omeny, kad aš turiu
galvoja būtent tą atskirimą tarp tų skirtingų segmentų. Tai jo, galima tada susigalvoti tokią, čia tas slashas, tarkim, irgi kalba eina apie būtent šitą path dalyką. Tai jau būtent ir yra city, slashas Vilnius ir taip toliau, tai čia tas kelias, ten toliau kiti segmentai, tai yra kiti dalykai, ten query parameters, ten visi kiti fragmentai, pačioje pradžioje protokolas, ten subdomenas, domenas, taip toliau. Bet visa esmė, tarkim, kas yra tas kelias, tai yra tam violetiniam path daly. O visas šitas dalykas vadinasi URL, tai aš dažnai sakysiu URL arba URLas, tai turėkite omeny, kad turiu būtent galvoje šitą visą kelią. Ir jeigu pabandytumėte išversti šitą URL į lietuvių kalbą, tai irgi taip pat ir išsiversiu Uniform Resource Locator. Tai aš kažkaip galvojau, kaip čia galėtų būti lietuviškai. Tai lietuviškai būtų kažkoks vientisinis resurso radėjas ar kažkas tokio. Šis būdas kažkaip, kaip man kažkokį tai failą gauti ar atsisiųsti kažkokią informaciją. Kažkokią informaciją pasiekti per internetą savo naršyklėje. Tai įvedus kažkokį URL į browserį, į naršyklę galima kažkokį puslapį užsikrauti. Tai tada irgi gali galvoje susidėlioti kažkokią tokią struktūrą, kad kažkokie puslapiai yra labiau svarbus, kiti mažiau svarbus, kiti ten gilesni, ar ten kažkoks svetainės medis gali nusipaišyti, panašaus kaip čia matote ekrane, kad iš pradinio puslapio yra kažkokie pagrindiniai kiti 4 ir iš ten kiekvienas tas ketvirtas galbūt irgi ten turi kažkokių savo vidinių puslapių. Bet nebūtinai tai yra tiesa, kaip iš tikrųjų techniškai tai yra padaroma arba kaip veikia. Tai irgi gali prasiskirti tas toks įsivaizdavimas tarp to dalyko, kaip iš tikrųjų sistema veikia. Ir būtent apie tai netgi, tai tarkim, jeigu palyginus iš tikrųjų, kaip kas veikia, tai kadangi WordPress'as naudoja DOM-bazę, tai realiai visą informaciją nugula į DOM-bazę ir čia galite matyti visą tą struktūrą DOM-bazės, tų skirtingų lentelių, kurios turi skirtingus laukelius ir, tarkim, WP_posts, šita vieta, tarkim, jeigu aš pažymėsiu šita vieta, šitas visas ta lentelė talpina savyje tos visus stulpelius, į kuriuos irgi rašomi yra informacija. Ir čia visas tas santykis, tos ne rodiklės, bet tos linijos tarp tų lentelių rodo kažkokį tai ryšį tarp skirtingų lentelių. Tai viso to realiai, kas yra tas puslapis, tai yra kažkokia informacija paimta iš vienos lentelės, kuri galbūt susijusi su kita lentelė, kažkas susidėlioja į bendrą visumą ir ta visa informacija atvaizduojama, sugeneruojamas kažkoks HTML failiukas ir jisai siunčiamas yra į naršyklę, kuri moka kaip tą failiuką nuskaityti ir kaip tą atvaizduoti. Tai realiai tai nebūtinai taip kaip, tai nėra tas pats, kas čia, tarkim, tai gali būti visai kitaip padaryta ir ta URL struktūra ir viskas gali būti visai kitaip. Tai jeigu dar kitaip pažiūrėjus į tą DOM-bazę, tai čia yra PHP-MyAdmin toks įrankis, kuris leidžia matyti ir netgi redaguoti, įtraukti kažką arba ten ištrinti, tiesiog daryti tos, sukurti, paredaguoti, ištrinti veiksmus pačiam DOM-bazės lygmenį. Tai nėra tobuliausias būdas redaguoti turinį realiai. Tai čia labai blogas pavyzdys būtų, jeigu reiktų redaguoti turinį būtent tokiu principu. Eiti kažkur į DOM-bazę, prisijungti prie jos ir ten kažką rankomis, rankiniu būdu keisti ten kažkokius įrašus į kažkokius stulpelius. Čia galima netgi prilyginti su kažkokiu Excelio, tarkim, jeigu turit kažkiek patirties dirbant su Exceliu, tai eiti į Excelį ir ten redaguoti kažkokius laukelius, svedinėti ir tada tikėtis, kad kažkas iš to laukelio kažkokia informacija ateis ir bus atvaizduota ten, kaip jūs norit, kad būtų atvaizduota. Tai iš čia ir yra tas toksai prasilenkimas tarp iš tikrųjų kaip veikia ir taip, ko aš iš tikrųjų norėčiau kaip vartotojas, kaip WordPress'o administratorius, kaip apskritai puslapio administratorius. Ir apie tai daug rašo šitoje knygoje Donas Normanas, jeigu nėra tekę skaityti, rekomenduoju. Tai jisai būtent apie tai ir šneka, kad yra dažnai žmonės, naudodami savo kažkokius kasdieninius daiktus, gali save kaltinti, kad kažko nemoka, kad kažkaip nesupranta, kaip naudotis, bet dažniausiai gali būti, kad ne jie kalti yra, kad jie kažko nesupranta, bet tiesiog pats daiktas galbūt buvo sukurtas neteisingai, neapgalvotas, tie inžinieriai, kurie kūrė tą daiktą, dizaineriai, kurie projektavo,
nepagalvoju realiai apie žmogaus mąstyseną, kaip jisai supras, kaip tas daiktas turėtų būti naudojamas ir taip toliau. Tai tarkim, tas user-centered design, tarkim, visas UX design principai realiai ateina tas suvokimas apie tai, kaip reiktų teisingai daryti, būtent iš Dono Normano, ir čia šitoje knygoje jisai daug apie tai rašo, daug skirtingų dalykų. Tai jo, jeigu reikia kažkokiam daiktui instrukcijos, kaip vartoti, tai greičiausiai tas daiktas nėra labai intuityvus ir jis yra sudėtingas. Bet kas liečia website administravimą, svetainės administravimą, nemanau, kad čia yra kažkas tokio sudėtingo, kad reiktų instrukcijos ir kad tą galėtų daryti tik tai kažkokie žmonės, kurie ten baigia būtent su web programavimu kažkokius mokslus ar ten kažką. Čia turėtų būti taip paprasta, kaip įkelti nuotrauką į Instagram arba parašyti postą Facebook'e ar dar kažkur, ten tik tokį video įkelt. Jeigu tai išeina padaryti per šitos įrankius, kodėl WordPress administravimas, puslapių administravimas turėtų būti sudėtingesnis už tai. Tai va dėl ko aš ir vedu į tą pusę, kad klasikinis editorius atrodo daugmaž taip. Tai čia tokia problema yra ta, kad palyginus kaip mes įsivaizduojam, kaip puslapiai turėtų veikti ir kaip juos turėtų administruoti, nėra lygų taip, kaip iš tikrųjų WordPress'as mums pačiai pradžioje siūlė jos administruoti ir kurti. Ką čia turiu omeny, kad jeigu tarkim palygintumėm, kažkur mačiau reklamą, ar ten Vixas turbūt reklamavo YouTube'ai save, kad sako, kurti puslapius yra taip pat kaip kad kurti kaip kažkokį meną, kaip kad tapybos darbą, piešti, ten tapybą daryti. Bet sako, visiškai tai nėra taip, nes tarkim tapant tapybos darbą ar ten kuriant meną ant drobės, tai vis tiek sako, tu matai priešai save drobę, tu turi teptuką rankoje ir galima ten kažką ant tos drobės paišyti ir tu matai iškart rezultatą, ką tu ten paišai. Kas susijęs su WordPress administravimu ir puslapiais, tai čia matom, kad yra title fieldas, tas laukelis, kuriame galima įrašyti kažką, tai tarkim pavadinimą. Ir yra dėžė šita tokia, kuri panašu į Microsoft Word, kur aš ten kažką galiu rašyti tekstą, ten padaryti bold, kad būtų pasvirasis, ar ten įkelti paveikslėlį į vidų, ten į tą paveikslėlį sulygiuoti ir taip toliau. Bet ar aš galiu įsivaizduoti ir numatyti tiksliai, kaip tai atrodys vartotojams, kai jie prisijungs prie to puslapio ir nueis per tą URL, per browserį į tą, nebūtinai per URL, galbūt per kažkokį meniu punktą paspaudus nueis į šitą būtent postą ir kaip tenais informacija bus atvaizduota. Tai būtent klasikinis editorius yra tik tai keisti duomenis, bet neįtakoja tai, kaip tie duomenys atrodys. Tai yra visiškai dizainas atskirtas nuo turinio, kas iš tikrųjų galima, jeigu iš kitos pusės pažiūrėtume, gali būti priimta kaip ir privalumas, nes tada atsiranda atskirtis tarp duomenų ir tarp atvaizdavimo, pakeitus, tarkim, kažkokią temą. Duomenys išlieka tie patys, bet atvaizdavimas skiriasi ir tiesiog galima tiesiog įtaliuoti skirtingus tos temas. Tai čia dar, tarkim, kita priežastis yra, aš čia papaišiau tokį tipinį šabloninį, gal sakykime, tokią website struktūrą. Ir kur aš kitur dar matau problemą, tai čia viena, kur jau prieš tai minėjau, kad yra kažkokia vieta ir title, tai aš turiu numatyti arba žinoti tiksliai, kaip yra sukonfigūruota mano tema, kaip jinai suprogramuota, kad jisai būtent atsivaizduos čia. Ir visa ta informacija, kurią sukrausi šitą dėžutę, visas tekstas ar ten paveikslėlį atsivaizduos būtent čia. Bet, reiškia, mano įtakos zona, realiai su šito redaktoriumi yra būtent ta vieta, kuri yra apibrėžta čia. O kaip man tada redaguoti turinį, kuris yra, tarkim, čia arba čia, kaip aš galiu pakeisti šitą informaciją. Ir man kaip vartotojui gali būti sunku suprasti, kodėl tema būtent kažką čia dar atvaizduoja, nors šitame puslapį, šitame poste aš atėjęs arba į tą puslapį, arba į tą postą, nesvarbu koks turinio tipas, bet realiai įtaką turiu tik tai šitam viršutiniam bloke, kurį jau dabar perbraukiu. Tai esmė, kad šitas redagavimas kitų zonų, kurios yra šiek tiek už ribų to paprasto puslapio, būdavo valdoma tokiais dalykais vadinami widgets. Nežinau, čia kažkokie widgets, gadgets, nežinau, kažkokie dalykėliai, kažkur ten galima juos įdėti. Ir temoje būdavo aprašytos tokios zonos, kurios priema tos widgets. Tai, tarkim, sidebar, tai šoninis kažkoks stulpelis, paskui matosi čia sidebar antras, tai reiškia galbūt kažkur kairiai pusėje vienas sidebaras yra kitas dešiniai. Aš čia irgi turiu įsivaizduoti daugmaž kaip toj temai numatyta.
tada footer 1, footer 2, footer 3 ir kur tie footeriai dabar čia sudėti, ne, pagal tos skirtingus skaičius man gali būti visiškai neaišku. Ir aš ten nutempęs kažkur kažkokius blokus į tą sidebarą, aš žinau, kad, tarkim, turiu žinoti, kad būtent jie atsiras šitoj vietoje. Dar kitas dalykas, kita problema, kad tas sidebaras, jeigu jis jau taip suprogramuota ta tema, gali būti, kad atsivaizduos visose puslapiuose, kuriuose aš ten kažką sukursiu. Tai jeigu aš noriu kažkokio kitokio sidebaro kažkiam puslapį, tai aš to dalyko jau negaliu daryti. Arba net negaliu turėti. Man jau reikia kažkaip paprogramuoti kažką, tai pasisamdyti, kad kas moka programuoti, kad sukurtų kažkokią atskirą ten PHP failiuką, kuris ten kažkaip tai logiškai nuspręstų, kurioje vietoje galima tą rodyti, kurioje tą ir ten prasideda dalykai. Jeigu aš esu visiškai paprastas vartotojas, aš norėčiau, kad tą galėčiau pasidaryti lengvai per administravimo panelę, per WordPress'ą, be jokių papildomų įskiepių, tiesiog iš to, koks yra WordPress'as. Tai va, šitos problemos irgi realiai nebuvo, šita problema egzistuoja su klasikinio redaktoriaus buvimu WordPress'e, tai su bloko editorium galima tos dalykus apeiti ir išspręsti. Dar vienas dalykas yra meniu struktūra ir visi meniu punktai, kaip juos mes ten kūrėme ir pridedam, tai irgi yra labai panašu į tai, kad aš turiu įsivaizduoti, kurioje vietoje tie meniu atsiras. Tarkim, čia va šiuo atveju aš matau, kad pagal screenshotą, kad mes redaguojame čia kategorijų meniu, bet galima iš to dropdowno, iš to sąrašo pasirinkti galbūt ir kitokius meniu, ten bus turbūt viršutinis meniu, footer meniu ir dar kažką, ir mes visus tos pages puslapius pridėsime juos ir kažkaip jie ten atsiras. Ir aišku, čia dar irgi matote turbūt, netgi turit pažymėti, kurioje vietoje būtent koks meniu, kokioje zonoje turėtų atsirasti, ne? Galima pridėti varnelę. Tai tas pats redagavimas nėra toks intuityvus ir aiškus, nes aš turiu nueiti į vieną vietą, kad pakeičiau kitą vietą. Tai reiškia, nėra taip, kad aš galiu spausti tiesiai ant to meniu, kurį aš noriu redaguoti ir tenais pridėti kažkokių papildomų nuorodų arba ištrinti tą nuorodą, kurios aš nenoriu tenais, kad jinai būtų. Tai WordPress bloko editorius realiai padeda išeiti iš tų rėmų. Išeiti iš tų rėmų tradicinių, tokių, kur gali tiesiog vos ne atskiras sluoksnis, kaip redaguoti Dombazėje įrašus, į labiau tokį pilno saito redagavimą, tai pilno visiškai puslapio struktūros netgi keitimą. Gali kai kurie puslapiai neturėti sidebaro, kai kurie puslapiai gali net neturėti nei headerio, nei footerio, gali skirtingus headerius, footerius turėti ir visiškai yra laisvė, kaip kas bus sudėliota iš tos dizaino pusės ir stulpelių pusės ir to viso tinklelio pusės. Tai taip, tai tada, dar šiek tiek, jeigu taip toliau eisime į tą ir gilinsimės, kas yra tas blok redaktorius, tai aš noriu biškį tokį žodinėlį pasidalinti, nes aš dažnai galiu panaudoti kažkokią anglišką žodį ir kad suprasime abudu visi, kas čia esat. Ką tas žodis reiškia ir man ir jums, kad būtų taip pat suvokiamas, tai aš kai sakau core, tai yra WordPress core, tai tarkim branduolys, tai turiu omeny, kad failai, tie, kurie nusako WordPress veikimą, be jokių papildomų temų ten įskiepių, tiesiog branduolyje. Aš atsisiunčiu naują WordPressą, suinstaliuoju ir jisai toks, koks yra, jisai jau yra tas core. Tai labai gerai yra iš tikrųjų naudotis kuo daugiau tų core funkcionalumo, be jokių papildomų įskiepių, nes jie yra patikimi, jie yra jau ištestuoti, jie veikia geriau. Papildomi įskiepiai gali turėti kažkokių spragų, gali netgi turėti ir virusų, jeigu ne iš wordpress.org atsisiųsti, o iš kažkur kitur. Dar gali ir šiaip lėtinti website, gal kažkokių skriptų papildomų ten turi, kurių nereikia užkrauti ir taip toliau. Aš nenoriu plėstis, bet esmė, kad tiesiog toks paprasta taisyklė, jeigu įmanoma apsieiti be įskiepio, tai būtų taip geriau ir daryti. Kitas žodis yra blok, tai jau būtent apie tą blok editorių ir kalbant, tai yra tos detalės, kaip Lego detalės, kurios leidžia sudėlioti tą turinį. Tai turinį turime omeny, kad turinys tai šiaip savaime suprantama, kad bus kažkoks tekstinis daugiausiai, jeigu jau yra websaitas, bet gali būti ir paveikslėlis, gali būti ir video, audio ir netgi tam tikri turinio blokai, kurie net leidžia kurti dizainą, tarkim, kažką sugrupuoti, kažkaip kitaip pateikti, ar stulpeliais išdėstyti, ar eilute išdėstyti ir ten pridėti kažkokių paraščių ir ten spalvą pakeisti foninę ar dar kažką. Tai visi šitie blokai, jie tokie yra individualūs dalykai, kurie gali sudaryti tokią visumą, bendrą kažkokį dalyką. Tai kitas žodis, kuris nėra iš vis WordPress'o terminas, bet aš tiesiog jį naudoju šiaip, tai aš irgi pridėjau jį, kai sakau layout, tai aš turiu omeny tą visą dizaino pateikimą, tą išdėstymą,
kaip ten yra viskas išdėstas stulpeliais, kokios ten yra eilutės, sekcijos ar dar kažkas, ten tas tinklelis, gridas angliškai vadinamas, ir visi tie lygiavimai, kairė, dešinė, per centrą ir taip toliau. Pattern, tai čia jau yra naudojamas WordPress'o tas terminas, tai jisai turime omeny, kad kažkokie blokų, iš kelių blokų sudėlioti atsikartojantis momentai, elementai, komponentai puslapyje. Tai jeigu matote kažką tai website, kas atrodo vos neidentiškai, tik tai skiriasi turinys, tai galite matyti, kad jau kažkoks, jau matote tos patternus, nevadinamus kažkokius dalykus, kurie yra vienodi. Ir kuo daugiau tų patternų naudojate, to lengviau, to mažiau reikia kažkokių skirtingų dizaino dalykų. Tarkim, pats dizainas būna paprastesnis, gal mažiau reikalauja kažkokių išgalvotų dalykų ir šiaip lengva sugrupuoti. Ir jeigu jie pamatysite, kaip galima tos patternus susikurti ir juos perpanaudoti, tai reiškia, iš karto pagreitins ir administravimo darbą. Nereikės to paties dalyko daryti iš naujo ir vėl iš naujo. Kitas žodis yra template, tai čia tas šablonas. Kai sakoma šablonas, tai dažnai maišoma yra su apskaitai website'o išvaizda kaip šabloną. Kažkoks, tarkim, šabloninis website'as, reiškia puslapis, kuris vienodas arba atrodo labai panašiai kaip visi kiti puslapiai. Netgi WordPress'o pačioj pradžioje, man atrodo, iki šiol dar yra tas sloganas, tas šūkis, kai susinstaliuoja WordPress'ą, kad just another WordPress site, tai reiškia, kad dar vienas WordPress'o website'as. Tai dažniausiai visi WordPress'o website'ai gal atrodo panašiai, bet net čia ne WordPress'o problema, apskaitai interneto tendencijų, visi saitai, net ir naudojantis kitą technologiją, atrodo panašiai, nes jau yra nusistovėjusios tam tikros taisyklės, kaip kas turi atrodyti. Ir ko tikisi žmonės naudodami website'ą. Tai labai retai pamatysite, kad pagrindinis meniu bus kažkur apačioje, negu kad viršuje arba ten dar kažkaip. Tai visas tas išdėstymas, template'as tai yra tie layoutai skirtingiam puslapiam, tai tarkim homepage'o puslapis, titulinis puslapis, ar ten kažkoks vidinis about puslapis, ar kontaktų puslapis, dar kažkokie archyvo puslapiai, ar ten single kažkokio posto puslapis ir taip toliau. Theme, tai čia yra visa kolekcija tų template'ų skirtingų tų puslapių, kurie ir apima tą visą nuotaiką ir dizainą, kaip tą stilių, kaip atrodo visas tas website'as. Ir tos themes galima instaliuotis, keisti ir ten pačiam kurti. Ir šiaip tai geriausia būtų, jeigu taip naudojamas kažkoks yra theme, tai susikurti child theme nuo to, kokį naudoja theme, kad galėtumėt ramiai kažką tai užrašyti ant viršaus. Tai netgi keičiant ir kodą, kad atnaujinus tą temą, kad neprarastumėt tų dalykų, kurias pakeitėt. Tai šito dalyko aš šiandien nerodysiu, aš tiesiog fokusuosiuosi labiau į tą turinio redagavimą, būtent su blok editorium, apie themes ir šiaip apskaitai, kaip kurti naujai žmonėms WordPress'o, kalbėsime kitame webinare. Čia, jeigu norėsit, galėsite irgi prisijungti prie to. Nes jeigu pradėčiau apie tai šnekėti, čia gali būti išsiplėstam labai ilgai ir mažai ką galėčiau parodyti. Tai dabar kodėl aš dar noriu šitą parodyti apie kitus page builderius, tai čia buvo tasai bandoma užpildyti spraga, kai dar tuo metu turėjo WordPress'as tą klasikinį redaktorių, bet žmonėms jis neįtiko, nes būtent ne taip, kaip jie įsivaizduoja turėtų būti ir atsirado daug kompanijų, skirtingų tų sprendimų, skirtingų builderių, statytojų, kurie siūlydavo savo skirtingus sprendimus, kad kažkur drag and drop principų galima būtų irgi imti ir pridėti kažką tai. Tarkim, šitoje vietoje aš esu padaręs screenshotą pagrindinį Elementor, kuris labai populiarus ir iki šiol daug žmonių naudoja ir netgi nenori pakeisti, nes jau yra įpratę jo naudotis ir jiems patinka tai. Nieko blogo su tuo, bet tas, tarkim, pažiūrėjus į tuos sudėtingesnius blokus, tai kai kurie turi tą spinelę kampe, aš irgi galiu apibrėžti, tarkim, tą visą kažkokio pasiemus loop grid arba kažkoks media carousel ar dar kažkoks sudėtingesnis pricing table, tai kamputį yra ta spinelė ir jinai sako, kad jeigu tu nori naudoti šitą bloką, tau reikia būtent upgrade'inti į Pro ar kažkokią versiją, kuri aišku kainuoja ir jinai gali ten kainuoti nemažai dalykų, nemažai pinigų. Ir tada klausimas, ar man tikrai būtinai reikia mokėti už tai, gal jau yra kažkokie sprendimai, kurie jau yra core WordPress'e, tam branduoly, kur aš galiu pats kažką panašaus pasidaryti. Ir gal ne visiems sprendimams net ir reikia kažkokių programavimo žinių. Aišku, tie visokie dinamiški dalykai kaip karuselės, tabai ir panašiai, greičiausiai reikės kažką paprogramuoti, bet yra pasiekime tokie blokai atskirais įskiepiais, netgi ne kaip page builderis, bet tiesiog atskiras pluginas būtent tokiam blokui. Tarkim, kaip pavyzdys, man reikia kažkokio bloko, kuris rodys tą countdown dalyką, ne? Nuo kažkokio skaičiaus eis dalykas į apačią, eis mažės skaičiukai. Arba
kažkokie skaičiukai kils į viršų ir ten kažkaip baigsis ties kažkokiom skaičių. Tai tokių blokų galima tiesiog atsisiųsti ir įsidėti į tas vietas, kur jums jų reikia. Į tos puslapis. Be jokių papildomų page builderių. Tai čia būtų tik vienas papildomas pluginas. Tai jo, čia yra kiti visi irgi palistinti. Sąrašas yra toks Divi, Beaver, ten Thrive ir taip toliau. Čia net ne visi. Bet ką mes naudosime šiandien, tai bus tasai WordPresso Core editorius Gutenberg pavadinimu. Ir jame tenais ir yra tie blokai, kurie gali padėti sudėlioti kažkokį tokią struktūrą paprastą. Šiaip realiai tai jo mūsų tikslas bus per kitus webinarus susikurti kažkokį puslapį, kuris turės panašią struktūrą kaip čia. Tarkim, viršuje yra headeris, paskui kažkoks hero dalykas su call to action mygtuku. Paskui 3 kortelės kažkokie ten postai skirtingi ir apačiai footeris su papildomom nuorodom ir ten kažkokiais socialiniais ikonais. Jo, tai kai yra ta kortelė nupiešta čia, tai įsivaizduokite, kad ją galima aišku detaliau įsivaizduoti, kad ten yra kažkoks ir paveikslėlis, kažkoks to paveikslielių pavadinimas, gal santrauka kažkokia ir aišku nuoroda į pilną įrašą. Tai tai ką mes šiandien padarysime, tai jau būtent ir bus, darysime šitokį dalyką su blokų redaktorium ir žiūrėsime, kaip mes jį galime padaryti taip, kad galėtumėm perpanaudoti skirtingose vietose. Tai ir tas dizainas, tie apvalūs kampai, atitraukimai, visi spalvos ir visokie atstumai, visa tai irgi bus redaguojama per block editorių. Nereikės jokių ten CSS rašyti, kas yra realiai style sheet language, ten tas reikia išmanyti, suprasti ten viską ir HTML žinoti šiek tiek, kartais net PHP. Tai jo, jokių tokių programavimo dalykų nereikės, mes viską galėsim padaryti per editorių. Aišku, editorių reikės biškį paminkyti, suprasti, kaip jisai veikia. Tai jo, o tų blokų jau realiai tame pačiam WordPresso branduoly yra pilna. Jau paprasčiausiai, tarkim, headings, paragrafai, ten listas, galerijos ir visi tie mygtukai ir dar viską pilna. Tai čia galima netgi ir kodą kažkokį custom, visiškai papildomą kodą įterpti, kaip jeigu esat visiškai ten norit labai kažko, tai ko neįmanoma išlaužti iš to paprasto block editoriaus, tai galim netgi ir kodą įmesti, įdėti ir naudoti. Jo, tai čia kalbėjau apie tos patternus, tai čia būtent yra vienos iš temos block themes, kurį naudoja tus block editorių. Netgi įsidiegus tą temą, galima jau gauti nemokamai visokius tokius paruoštukus, skirtingus patternus, skirtingus atvaizdavimus. Tarkim, šitoje vietoje čia matosi irgi ta tokia kortelė, kurioje yra tie komponentai, kažkoks paveikslėlis galbūt čia bus, šitoje vietoje, ne? Čia yra kažkoks labelis, čia dar headlinas, paragrafas ir mes visą tai galime matyti kaip kažkokiais skirtingais tais blokais, ne? Ir visas tas dalykas yra sudėtas į 2 stulpelius realiai. Jeigu žiūrėtumėm iš struktūros, tai mes dar turime vienas stulpelis yra čia, kas sugrupuoja vieną itemą, vieną tą dalyką, paveikslėlį, o kitas jau automatiškai atsiranda čia, kas sugrupuoja ir sudėlioja vieną po kito šitos dalykus. Lygiavimas irgi matote, kad yra į kairę, viskas gražiai sudėta, visi atstumai padaryti. Reiškia, vieną kartą susikūrus tokią kortelę, ją galima vis naudoti kažkuriuose kitose vietose. Ir netgi galima susinchronizuoti turinį, kas joje parašyta, kad tarkim, jeigu aš kažką norėsiu pakeisti vieną žodį, man nereikės eiti per visus puslapius ir keisti tą, viskas pasikeis automatiškai paredagavus. Tai ir iš tų patternų dar beje galima sudėlioti netgi vos ne visą puslapio struktūrą. Tai netgi turi skirtingus jau tokius paruoštukus featured page, kur tiesiog reikia paimti, panaudoti ir tiesiog pakeisti informaciją. Homepage, irgi kažkoks dizainas. Pricing table, tiesiog pasikeisite kainas ar dar kažkur, kur nuorodos veda į paspaudus mygtuką. Ir viskas. Ir visas dizainas jau yra padarytas, aprašytas ir paruoštas kaip patternas. Ir aišku, jūs galite patys kurti tokius pat. Tai nebūtina naudoti, kas jau yra paruošta, galima visiškai nuo nulio pasidaryti savo. Ir toliau kitas tas terminas, kur buvo apie templates šablonus, tai čia, jeigu pagalvojus, kur yra pattern ir kur reiktų jau naudoti kažkokį template, kažkokius ten template parts vadinamus. Tai reikia pagalvoti apie turinį, ar jis yra statinis, ar jis yra dinaminis. Tai ką turiu omeny, kad
Jeigu yra statinis, tai aš parašiau tekstą ir jisai visą laiką išlieka toks tekstas. Bet jeigu prisiminus mokyklą ir kintamosius, tarkim, matematika, kai yra su raidėm, ne, tai A lygų ten gali būti 5, B lygų 3 ir tada žinom, kad A yra A, o B yra B, bet kažkada ateityje gali kažkaip tas A ar B reikšmės pasikeisti. Ne? Tai jeigu norime kažkaip nusakyti dalyką kaip, tarkim, pavadinimą, bet mes tiksliai nežinome, koks tas pavadinimas bus, priklausys nuo to, kokį postą mes sukursime, ne įrašą įdėsime į tą duombazę. Tai tas būtent ir bus kintamasis pavadinimų title. Ir kai atsiranda tokie dalykai kaip featured image, ten title arba ten excerpt, tarkim, kažkokia ištrauka, tai čia yra dinaminiai kažkokie blokai, kurie gali būti naudojami tose template parts. Tos template parts gali arba tiesiogiai tiesiai į kažkokį šabloną template būtent puslapio. Ir tas puslapis gali būti dinamiškai sugeneruotas. Išvaizda, kaip atrodys visi, tarkim, įrašai, arba išvaizda, kaip atrodys tos kategorijos, būtent tokie, tos kategorijos sąrašas, tarkim, tokių įrašų, ne, kaip pateikta bus, ar pateikta bus kortelėmis keliais stulpeliais, ar bus pateikta kaip eilutė ir tiesiog vienas po kito eis pavadinimai. Tai tą nusako išvaizda ir struktūra tie templates šablonai, kurie beje irgi dabar su to blok redaktorium galime keisti be jokio kodo, nelendant iš vis į tuos failus. Tiesiog per redaktorių. Tai yra pilno to website'o redagavimas. Na, o čia yra toks paskutinė, tą skaidrę daugiau jau nebekankinsiu su tais slaidais. Tai čia tiesiog toksai prisiminti, kai aš darysiu tos visus layoutus, atitraukimus visokius ten ir dizainus keisim, kad kiekvienas blokas realiai, ne kiekvienas gal, bet šiaip dauguma jų turi tuos visus gebėjimus turėti paraštės, rėmelį, tą borderį vadinamą, tai čia tarkim yra elementas kažkoks ir jisai aplink save, žodis padding naudojamas yra, čia jau yra tam jau nusistovėję tokie kaip properties iš to CSS dalykų, bet jie labai gerai susisieja ir tame blok redaktorium, tai netgi atėję iš developmento žmonės, kurie jau moka programuoti CSS rašyti, jie irgi lengvai gali pamatyti tame blok editoriuje, kur tokius dalykus keisti. Ir aišku, jie paprastiems žmonėms, ne developeriams, kitiems žmonėms, kurie iš kitos sferos atėję, jie irgi visai lengvai suprantami, nes tiesiog yra atitraukimas aplink elementą, tai padding. Paskui už jo yra ten border, tai bus rėmelis kažkoks. Už rėmelio eina margin, tai jau paraštės. Ir ta struktūra, tarkime, jeigu įdėsim bloką į kitą bloką, tai ir patampa toksai, kad tas blokas, kuris talpina savyje kitą bloką, galima jį pavadinti kaip parent, tai reiškia kažkoks tėvinis. Ir tada tas vidinis blokas jau tampa kaip kažkoks child, vaiko ar dukterinis, ar kažkaip ten, galim taip įsivaizduoti. Tai kai sakysiu kažkas ten parent ar child, ar ten dukterinis, motininis, tėvinis ar kažkaip, tai irgi įsivaizduokit tą tokią struktūrą, kad kažkas yra viduje. Tai dabar šitą prezentaciją kaip ir baigėsi apie tai, toliau bus parodymas realiai, kaip naudotis to blok redaktorium. Tai aš galiu, jeigu kažką dar norėtumėt paklausti, tai yra puikia proga. Ar suprantamai papasakojau, gal yra kažkokių klausimų iš tos dalies? Žinant, kad gali būti kažkoks delėjus, tai biški palauksiu ilgiau, kol pamatysiu komentarą, jeigu viskas tvarkoj. Šiaip jeigu viskas suprantama, irgi būtų gerai, kad pašytumėt, kad supratau, viskas ok, galim važiuoti toliau. Nes jo toliau bus tiesiog WordPress'o dashboardai. Žiūrėsim, kaip ten ką daryti.